Sveiki sugrįžę, šioje video pamokoje parodysiu, kaip Cherry Team programoje galima lengvai valdyti kontaktus. Rūšiuoti jas pagal kategorijas ir etiketes, sinchronizuoti Google kontaktų paskyrose, įjungti Google diską ir kontaktams pridėti failus ir kaip naudoti pranešimų sistemą pridėjus Gmail paskyrą. Prisijungus prie verslo paskyros keliaujame į kontaktai. Čia matome kategorijų juostą, kurioje galima filtruoti kontaktus ir kontaktų sąrašą. Prieš pradedant įjungsiu Google kontaktų sinchronizavimą. Spaudžiu mygtuką įgalinti ir įrašau paskyros elektroninį paštą. Spaudžiu tęsti, patvirtinti, kol aktyvuojasi paskyra. Sėkmingai aktyvuota Google kontaktų paskyra ir spaudžiu sinchronizuoti. Jau po akimirkos matau, mano kontaktų sąraše atsirado daugiau kontaktų. Google kontaktai neturintys mobiliojo numerio ir elektroninio pašto nesinchronizuos. Tai reiškia, sinchronizuojasi tik tie kontaktai, kurie turi abu – ir telefoną, ir elektroninį paštą. Dabar parodysiu, kaip sukurti kontaktą sistemoje. Spaudžiu pridėti mygtuką ir atsidūrusiame lange spaudžiu išsaugoti. Iš karto matau privalomuosius laukus, kurių neužpildžius sistema neleis išsaugoti ar spausti ant kategorijų. Kontaktų anketoje galima pridėti profilio nuotrauką, pilną vardą, elektroninį paštą, kurį suvedus galima pridėti papildomus paštus, telefono numerį ir papildomus numerius, kontaktų URL adresą, taip pat kelis URL adresus, adresą, miestą, pašto kodą ir šalį ir įrašyti komentarą. Visus įvestus duomenis išsaugosiu. Naujame lange atidarau Google kontaktus, kad įsitikinčiau, ar veikia sinchronizacija. Matau sistemoje išsaugotą kontaktą. Sinchronizacija veikia. Kategorijos. Parodysiu, kaip kontaktų jas paskirti. Kontaktų sąraše, kontakto eilutėje spaudžiu mygtuką daugiau. Atnaujinti ir kategorijų juostoje spaudžiu klientas. Matome, kad galime sukurti etiketę. Sukursiu VIP. Taip pat galiu rašyti įmonės pavadinimą ir spaudžiu išsaugoti kontaktą. Atidarau sekančio iš sąrašo kontakto anketą ir pasirenku kandidatas kategoriją. Sistema neleidžia, nes tuščias adreso laukelis. Kontaktai be adreso gali sinchronizuotis iš Google kontaktai paskyros. Kandidatai taip pat sukursiu etiketę rekomendaciją. Bei išpildysiu laukelius – gimimo data, vairavimo kategorija, kalbas, specialybę, darbo vietos tipą, darbo tipas ir darbuotojų išsilavinimą. Ir išsaugosiu anketą. Atnaujinsiu dar vieną kontaktą iš sąrašo ir paskirsiu jam teikėjos kategoriją. Sukursiu etiketę kokybiškas, įvedu įmonės pavadinimą ir spaudžiu išsaugoti kontaktą. Dar parodysiu, kaip kontaktui pridėti failą. Atidarau paskutinį kontaktą. Prieš parodant, kaip pridėti failą, noriu paminėti, jog paspaudus ant kategorijų jos neliks pažymėtos. Tam reikia užpildyti bent vieną iš informacijos laukų ar pažymėti etiketą. Spaudžiu failai. Kad pridėti failą, turime įjungti Google diską. Spaudžiu įjungti ir rašau paskyros elektroninį paštą. Spaudžiu tęsti, patvirtinti, kol aktyvuojasi paskyra. Dabar pridedu failą ir spaudžiu išsaugoti. Naujame lange atidarau Google diską, kad įsitikinčiau, ar veikia sinchronizacija. Po akimirkos matau pridėtą failą. Sinchronizacija veikia. Kategorijoje juostoje kontaktų sąrašą galima filtruoti pasirinkus klientas, kandidatas, teikėjas ir įmonė. Sąrašo peržiūrą galima pakeisti į žemėlapio peržiūrą, paspaudus žemėlapio ikonėlę ir matyti kontaktus, kurie turi adresą. Pranešimų sistema. Tam, kad pademonstruoti, kaip veikia pranešimų sistema, susikūriau 2 Gmail elektroninius paštus. Vieną iš jų naudosiu perskaityti ir atsakyti pranešimą, o kitą pridėsiu Cherry Team sistemoje prie verslo paskyros. Ekrano dešinėje spaudžiu mygtuką pridėti elektroninio pašto paskyrą. Pasirinku Gmail, spaudžiu tęsti, patvirtinti, kol aktyvuojasi paskyra. Dabar galiu siųsti pranešimus. Pranešimo kartelėje prie žinučių paieškos spaudžiu nauja. Ekrano viršuje į paiešką įrašau vardą. Pasirenku kontaktą, teksto lauke įrašau labas iš Cherry Team ir spaudžiu siųsti. Naujame lange atidarau Gmail paštą, kurį prijungiau prie Cherry Team sistemos verslo paskyros, kad patikrinti, ar iš tikrųjų laiškas išsisiuntė. Dabar kitame lange atidarau gavėjo Gmail paskyrą ir matau gautą laišką. Spaudžiu perskaityti, atsakyti ir įrašau tekstą labas iš Gmail paskyros ir spaudžiu siųsti. Grįžtu į Cherry Team langą ir pranešimų kortelėje spaudžiu mygtuką Refresh emails. Po akimirkos susirašinėjime matome atsiradusi pranešimą. Galiu tęsti pokalbį sistemoje. Svarbu paminėti, kad paspaudus Refresh emails sistema sinchronizuos tik tuos elektroninius laiškus, kurių kontaktus turite išsaugotus sistemos sąraše. O tai reiškia, kad matysite tik aktualius pranešimus jūsų verslui ir nei vieno naujienlaiškio.
Cherry Team sistemoje savo elektroninio pašto paskyras galima valdyti nuėjus į nustatymo meniu ir elektroninio pašto paskyros. Sąraše matau 3 Google paskyras, kiekvienoje jų įjungiau skirtingas integracijas. Pirmoje Google kontaktus, antroje Google diską ir trečioje Gmail paskyrą. Čia visuomet galima pridėti daugiau elektroninio pašto paskyrų, jas įjungti ir išjungti. Tikiuosi, ši video pamoka padės jums ateityje naudotis Cherry Team programa. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi!